Tai yra oficialus Izabelos sezono startas. Tuo pačiu ir mano plaukimo startas. Prieš tos upės grįžtu kasmet, jau tampa tradicija. Tai esu joje žvejojęs ir prie jos miegojęs, bet dar niekados nesu ją plaukęs, žvejojęs ir prie jos miegojęs. Tai artimiausias 4 dienas tą ir bandysiu padaryti. Turėtų būti nemažai iššūkių, bet manau, kad didžiausias iššūkis bus išsaugoti šį prancūzišką batoną iki vakaro, nes nusimato daug slenkščių, užvartų ir kliovinių, kur buvęs, kur nebuvęs. Štai pirmas išlipimas. Tai dabar atimiausias kokius 3-4 km būtent ruožas bus toks, daug išvirtusių medžių, miško ruožas, gražus ruožas, bet tuo pačiu ir sudėtingas. Šitą fotoaparatą aš tuoj slėpsiu ir pasimsiu GoPro. Gerai, keičiam šitą fotoaparatą. Na, pradžia tokia įdomesnė, pažiūrėsim, kaip bus toliau. Ką čia turim? Aš labai džiaugiuosi, kad pasiėmiau britkelnes, bet labai nesidžiaugiu, kad pasiėmiau būtent šitas, nes jos yra kiauros. Žaisminga. Šitoj vietoje upė tikrai yra žaisminga. Paskui tokia nebus. Tai mėgaujuosi, kol galiu. Nuplaukiau tik kilometrą. Žinau, kad liko dar kokie 3 va tokio miško sunkaus ruožo. Ir apskritai aš labai džiaugiuosi, kai prasideda šitas sezonas, plaukimo sezonas. Ne vien dėl to, kad labai malonu yra būti tokiam miške, bet ir dėl to, kad plaukdamas aš galiu pasiimti daug maisto. Vasarą, kiek žinau, šitą atkarpą nelabai plaukiama, nes trūksta vandens. O dabar ankstyvą pavasarį yra vandens, bet yra labai daug ir privirtusių medžių, kurie dar nėra išpjauti. Nėra upė paruošta turistams. Gan retas reiškinys upėje augantis medis. Na, dabar jau, man atrodo, tikrai baigėsi tas miškingas ruožas ir prasidės labiau pievų ruožas. Gali atrodyti, kad čia kažkas teršia upę, bet iš tikrųjų čia yra šaltinis. Tiesiog jame yra daug geležies, tai tokia spalva nusidažo aplink esantį žemę, o iš čia trykšta švarus vanduo. Visai norėčiau pažvejoti, bet kažkaip šitose vietose dar nekvepiau upėtakiais, nes trūksta gylio. Ir kitas klausimas yra, ar mano žinios yra pakankamai gilios, kad galėčiau spręsti, jog ten tikrai buvo šaltinis ir ta spalva tik geležis. Aš tuos akinius naudoju tik dėl to, nes jie turi poliarizuojančius stiklus ir galiu matyti, kur kokia duobė ir galbūt žuvis gyvena. Ateinančios dienos bus visiškai vasariškos.
praneša plus 25-27 laipsnius karščio netgi. Ir nežinau, aš jaučiuosi kaip vasarą. Šiek tiek jau matė kovos. Iš tikrųjų nežinau dabar kiek nuplaukiu tiksliai, bet manau bus kokie 7 km. Iš viso per visą kelionę turėtų būti 55 km. Kaitina saulė ir Dodis neturi jokio kremo nuo saulės, jokio SPF. Tai gali būti, kad būsiu raudonas. Bebro savo medieną palikęs. Na, man deginti šiandien tikrai pakaks. Ponas Bebre, galit nedėkot. Šita upė teka ne miškais, kaip man yra įprasta, o teka labiau pievomis ir įvairiausiais laukais. Bet tai reiškia, kad aplink ją šalia jos yra daug potencialių ir gerų vietų paukščiams. Perėti, gyventi, žvejoti ir daryti vaikus. Ir žinau, kad vasarą šita upė atrodo kaip džiunglės. Prieiti krantais prie jos būtų reikalų. Ten mačiau upėtakį. Gal jie ir gyvena, bet aš juos išbaidžiau. Bet galbūt galima daryti prielaidą, kad jie dabar pasidarė aktyvesni vakare, nes dieną visiškai nemačiau, dabar jau kažkur kažkaip. Kažkaip stebuklingai šita upė susiaurėja. Upė liko mano rankų pločio. Kaip gera, saulė pasislėpė po debesim. Radau šiandienos namus. Einam, parodysiu. Gyvensiu šiandien ant šito miško greitkelio. Aišku, šita pievutė greitkelis yra ir erkėms, nes jau čia mačiau yra jų nemažai. Tiesiog dabar toks metas jos super aktyvios. Plaukiant šiandien visą dieną, tiesą pasakius, nemačiau nei vienos stovyklavietės. Vieną mačiau privačią ir ta pati buvo tiesiog pievose, ant kalno kažkokio. Man šita mielesnė, man šita geresnė. Britkelnės neveikia. Šiąnakt mano miegamasis. Nežinau, ar nusifilmavo, bet pagavau tokį upėtakį. Ir šitas upėtakis bus Brisiaus priekis. Ačiū, kad remėt. Vis dėlto nenusifilmavo. Tokiu atveju ką mes darom? Pakartojam arba bandom atkartoti tą veiksmą. Čia yra puikus ženklas, kur gyvena ir būna erkės. Gyvūnų išmatos, vadinasi, gyvūnai čia būna. Tai ir erkės panašu, kad čia būna. Čia gyvūnų takas, o čia erkės. Kaip tai permest?
Gerai bus ir vienas upėtakis. Iš tikrųjų, aš ten statydamas palapinę girdėjau, kad kažkas čia pliauškėjo, tai tikriausiai jis buvo aktyvus ir užkibo. Batonas yra sveikas ir gyvas. Ką aš su juo darysiu? Aišku, jis šiek tiek keistos formos, bet įpjausiu jį šitaip, šversiu ir pridėsiu visokių gerybių. Taip aš su tą pačiom rankom lėčiau upėtakį šiandien. Dabar, manau, susuksiu į foliją, o žalėsius sudėsiu vėliau. Dar nieko panašios formos nesu kepęs. Aš visada upėje stengiuosi pasisemti kuo labiau tekančio vandens. Nestovinčio, bet tekančio. Kažkaip erkės mėgsta railiuot ant šitos mano palapinės, tai užsidėsiu šitą, kad nekiltų pagunda joms. Naujokas. Trūko 2 minučių ir būčiau nuėmęs jau nuo ugnies. Ir čia pasakymas antrą kartą pasidarys greičiau, neveiks. Buvo garsas toks. Kaip ožkos. Paukščiai. Bet iš balso atrodo, kad mielas. Aš manau, kad čia kažkoks paukštis. Arba keičia jie pusės tiesiog. Aš manau, viskas, ką reikia padaryti, tai paragauti. Ir nežinau, su kom palyginti. Nei submarinas, nei kebabas. Jau daugiau nei pusę suvalgiau. Labanakt. Labas rytas, mėlėjai miško gyventojai. Šiandien už palapinės ribų yra šalta ir lyja. Visgi netikėtai dar valandėlę pasnaudžiau, bet nustojo lyt. Reikia tikėtis, kad čia bus galima rasti dar sausų dalykų. Gal klaidų ir buvo padaryta, turiu pilną palapinę vandens. Tas mano žalias užvalkalas neuždengė visos palapinės ir kai lijo, lietus pateko ant to po apačią, kur yra juodo sluoksnio ir viskas persisunkė į palapinę. Nes nesubėgo į žemę, nesugėrė vandens ir liko palapinė. Tai iš klaidų pasimokyta bus.
sūris, lašiša, pomidorai, svogūnų laiškai, laiškiniai česnakai, salotos lapai ir špinatai. Nežinau, ar mane galėtų kviesti filmuotis maisto reklamose, bet šitą tortilę tai tikrai galėtų paimti. Erkės ant tiek yra gudrios, kad į mano kojinę įsisegė. Tai yra dvi rūšės erkių iš tikrųjų dažniausiai pasitaikusios Lietuvoje, tai miškinė ir pievinė erkė. Pievinės labiau mėgsta gyvūnus, o miškinės neatsisako žmogaus kraujo, tai tikrai. Bet abi yra pavojingos ir abi gali pernešti ligas. Šlapia ir šalta. Ir aš vakar atėjęs naktį pasisemti vandens, mačiau, kaip labai daug mažų žuvyčių, greičiausiai mažų upėtakiukų, maitinasi. Tai atrodo, kad į naktį tiesiog pradeda maitintis. Upė, oi upė, ar duosi tu man ką, jeigu paprašysiu, o gal paspausiu ranką. Vakar diena ir šiandien diena yra kontrastinga. Nepratilpsiu. Aš tikrai manau, kad iš kanojos galima upėtakius gaudyti, tik reikia gerai išmokti. Nes didžiausia problema yra ta, kad aš praplaukiu geras vietas, nespėju užsinkaruot ir ten įmest. Reikia pažvejoti nuo kranto ir įsitikint, ar iš kanojos tiesiog neina pagaut, ar jie nekimba. Pažvejojau, paplaukiau ir dabar sustojau. Yra be 11 dienos, bet upėtakių aš nepagavau. Kol kas. Bet užtat turiu 3D ananasų. Žinokit, visiems tikrai neturiu, tai endendu paparmali u, izarmali paparmali endendu ir išeina, gerai ateina. Nu kaip, skanus? Neturiu, žinok, daugiau viskas. Aš nebeturiu, žinokit, viskas daugiau. Bye. Viskas, tik vieną obuolį turėjau. Iki. Šita upė absoliučiai yra džiunglinė. Iš vienos pusės negyvas toks miręs miškas atrodo, o iš kitos tiesiog apžėlusi ilga žolė. Buvo geras kibimas. Eik tu savo, koks geras buvo kibimas.
Buvo kibimas. Bet net nelietė, jis net nepataikė. Opa, turiu. Turiu. Gerą upėtakį, gerą. O, tik neatsikabink, būk geras. Teik. Opa, ir išsikabino. Wow, šį greit pamatuosiu. Iki užrašo beveik. Pažiūrėkit, kokio grožio. Kokio grožio žuvis. Wow. Kažkur pamečiau GoPro laikiklio varžtą. Čia pievose. Kažką upė duoda, kažką atima. Ai, negaišiu laiko, ieškodamas bandysiu dabar laikiną pasidaryti. Iš tos laimės tiek prisimižau į kelnes, kad užmiršau upėtakiui vardą duot. Tai šis upėtakis Deividas Pocius. Ačiū už rėmimą. Dabar, kaip matėte, aš buvau užmetęs ant tos šakos. Tai labai geras patarimas. Jeigu jau taip permetėt valą ir kai jisai linguojasi, staigiu judesiu, kai jisai įsilinguoja šitą pusę, tiesiog link savęs patraukit ir jisai persimet. Nes kitaip prarasit masą. Gerai, čia galas. Čia užrašas tas anyra. Tai 46 cm upėtakis. Iki užrašo beveik. Visgi supratau, kad santvarka ir balansas gyvenime yra. Jeigu bebrai nebūtų nuvertę to medžio, aš būčiau tiesiog praplaukęs ir neišsikėlęs kanojos. O kai aš tempiau kanoją, nutariau, kad reikia pažvejot. Aš esu dėkingas bebrams. Jeigu dabar mane girdi aukščiausiasis bebrų vadovas, priimk mano padėgą. Plaukiu ieškot namų ir iš tikrųjų turiu tokį gan keistą planą. Visai norėčiau miegot po tiltu. Šiek tiek strigau. Galingojo dievo bebro tvirtovė. Turiu upėtakį. Labai nedidelį. Kietus, koks mielas. Šitas upėtakis bus Karolina. Bye. Čia sulėtėja srovė, ten yra kliovinių ir jisai va čia gyvena. Namai. Panašu, kad kažkas dar ir be manęs galvoja, kad čia gyventi yra geniali idėja. Ei, čia mano namai. Čia mano namai. Eik. Nu, eik savo susirask. Tu nori su manim gyventi? Tu durnas. Požeminis garažas.
Panašu, kad naktim ateina kažkoks gyvūnas, bet tikriausiai šią naktį jau neateis. Palapinės kol kas nestatysiu, šiek tiek sutems, tada pastatysiu ir ten bus mano lova. Čia statysiu palapinę. Darau matomumo testą, eidamas tiesiog keliu, absoliučiai nieko nesimato. Tik ten už kokių 200 metrų yra sodyba ir apie mano buvimą čia žino ten esantys šunys. Kadangi čia laužo nelabai turiu galimybę užsikurti, tai dabar išsivirsiu ryžius, o paskui gaminsiu visą patiekalą, nes ugnies šaltinį turiu tik vieną. Mano sprendimas šitaip suteipuoti nebuvo pats geriausias, nes dabar negaliu pakeisti baterijos. Volia. Ir tą teipavimo juostą, kiek jau laiko turiu, dar niekada nenaudojo pagal paskirtį. Bet čia irgi paskirtis. Gerai, reikia į ryžius išsijungti. Labai lūžtančios morkos. Šiandien yra antra kelionės diena, ši višta jau yra sumarinuota 3 dienos beveik. Turėtų būti gerai. Viskas kaip ir aišku, kas tas mano kaimynas. Iš kitos pusės tilto tiesiog pabėgo. Gal ir pareis naktį. Maisto. Medus, kečupas, sojos padažas ir actas ir aštresnis tabasko padažas. Sezamų sėklos, svogūnų laiškai ir čia šitie. Nors miegosiu šiandien po tiltu kaip visiškas benamis, bet valgysiu kaip tikras ponas. Ir žinokit, yra gyvenime 3 faktoriai, nedalomi faktoriai. Laikas, energija ir pinigai. Niekad neturėsit visų 3, bet vieną kažkurį tikrai turėsit, gal net 2. O man stovyklaujant yra kiti 3 faktoriai. Tai miegojimo vieta, maistas ir žuvis. Niekad neturiu visų, bet jeigu vienas kenčia, kitas atrodo štai taip. Šito patiekalo turi rytoj pusryčiams likti. Nieko nepažadu, bet labai tikiuosi, kad pavyks padaryti tai. Pavyko, kita pusė rytoj. Aš ir galvoju, kodėl aš neprivalgiau. Pamiršau riešutų įdėti. Tai rytoj pusryčiams įdėsiu. Dar tai pusvalandis ir būčiau pavirtęs tilto katedros kuprium, nes labai paskausta nugarą iš tikrųjų čia vaikščiot po jo. Viskas, iki ryto, einu miegot. Ką tik visiškai čia šalia bebras su uodega kalė. Bet tai koks nesveikas, kaip išgąsdino. Vos neprišikau į miegmaišį. Labą rytą, suraityta. Po 6 1 minutė. Bebras nesuvalgė. Bet vat ką bebras tokioje vietoje turi veikti, jūs man pasakykit. Tokie dujų balnėliai, kol pilni, gerai dega, bet kai šiek tiek išdega, nori nebedegti, tai vienintelis būdas ir triukas yra apversti.
Gavau štai tokį lauktuvį iš Amerikos. Brook trout. Tik man labai durnai atrodo tas visas baltas apvadas, tai... Kad jūs įsivaizduotumėt, bebro garsas 10 kartų garsesnis. Su uodega. Bye bye. Man šitie namai patiko, nepaisant to, kad turėjau nedraugiškų kaimynų, kurie privertė naktį susapnuoti visus įmanomus gyvūnus, juos sufotografuot ir atsikėlus kaip klasikų klasika atsikėlus neras ne vienos nuotraukos. Šiandien laukia ilga plaukimo diena, nes dabar bendrai turiu tikriausiai kokius 20 km gal, 25. Srovė nutilo, nurimo ir atrodo, kad upėtakiams čia žvejot ir gyvent jokių šansų. Paip, paip, paip. Yra du dalykai, kuriuos aš dažniausiai sutinku plaukdamas, tai yra šlepetės ir alaus skardinės. Kažkas sugalvojo kolekciją padaryti, vieno iš jų. Ir čia yra mažylis upės intakas. Ir aš vakar tą vietą rinkausi po tiltų ne šiaip sau, o dėl to, nes prieš tos upės laukinių stovyklavičių praktiškai nė vienos nemačiau, o po tiltų, va čia tai egzotika. Ir niekad nebuvau miegojęs po tiltų, tai visai buvo įdomu. Šiandien tikrai jaučiamas pavasaris. Upė teka, saulė lepina, nuostabi diena. Lieka tik mėgautis. Šią nuostabę tortilija. Pasižiūrėjau žemėlapius, tai dar turiu nuplaukti 3 kartus tiek, kiek šiandien nuplaukiau. Tie bliksintis papirėliai yra paukščiams įspėti, kad žinotų, kad yra laidai ir neįpultų. Arba netūptų tiesiog. Šią vasarą noriu bent kiek vienodo rankų įdegio. Kas galėjo pagalvoti, kad balandžio mėnesį nuogas plauksiu upę. Nu gerai, dar vieną kartą grįžtu prie bebrų, pažadu paskutinį. Esu girdėjęs istoriją, kad bebras kažkada yra perkandęs žvejui arteriją kojoj ir tas žvejys mirė. Tai toks vienas atvejis, kurį žinau, kad bebrai gali pulti žmonės, bet iš tikrųjų bebrai yra viški vegetarai, jie nei žuvų, nei žmonių neturi tikslo valgyti, bet tik tuo atveju, jeigu tikriausiai užliptum ant jo paties ir šerdzintum. Eina šikt koks upėtakis. Toks, miręs upėtakis. Paprastai sakant, upėtakiai mėgsta šaltą ir švarų vandenį, o toks vanduo dažniausiai būna upės aukštupyje. Ir gali būti, kad kažkas galvoja, kad upėtakiai tai būtinai turi gyventi mažam upelį. Ne, jis gali ir dideliam upelį gyventi, bet tiesiog jo viršuj. O upės viršus yra ten, kur jinai prasideda. Čia visai upė pasidarė nuobodi. Iki. Oho, pirmosios šios upės rėvos. Gyvenimas pagerėjo.
kolekcininkai, sakyčiau. Neturiu absoliučiai ko mest. O taip norėčiau. Turiu upėtakį. O gal ir ne upėtakį, nežinau, bet šapalas. Baigėsi upėtakių ruožai, prasidėjo šapalų. Visai gražus šapalas. Šito šapalo vardas Justina. Ačiū. Reikia parsitempt graibštą. Ir aš dar sakau, neturiu ko įmest. Va, į vandenį mečiau. Manau, nuo šios akimirkos oficialiai skelbiu, gaudysiu šapalus. Ką tik turėjau kibimą. Nebuvau išsinkaravęs, tiesiog plaukiau ir mėčiau ir toks... Va dėl to aš iš upės ir nemėgstu gert vandens. Aš vis dar neturiu namų, o jau yra 5:30. Pagaliau radau kažką, ką galiu vadinti namais. Kaip jūs galvojat, visai miela vieta? Bet skirta dviems. Bandys šiandien pasikabinti habaką, bet šitas medis net nestovi, čia tiesiog yra šaka nupjauta medžio. Tai įdomu, ar laikys. Problema čia, kad pilna yra juodųjų skruzdžių, tai jos gali būti, kad ateis pas mane į hamaką. Žemokai, bet įmanoma. Ne, neįmanoma, ant žemės sėdžiu. Retai tai būna, retai pamatysit, bet esu nervuotas, piktas ir nevalgęs. Einu statyti palapinės. Nebeturiu šalto vandens. Bendrai susimalus šiandien dieną, tai plaukiau daug, mažai žvejojau. O rytoj baigsiu upę, baigsiu visą perplaukti, tik dar iš pat ryto turėsiu persinešti per elektrinę, man atrodo, jeigu neklystu, kurios atplaukti nepavyks, tai reikės kanoją persinešti. Čia, manau, turėtų greičiau atšalt mano vanduo. Šlapio maisto, čili troškinys tikriausiai čia bus. Tai iš tikrųjų jo net nereikia užpilt, jisai turi viduj šildymo maišą. Tik aš niekad nesu jo naudojęs, tai... čia vis tiek reikės vandens kažkiek. Pradėjo kažkas veikti čia su juo. Ir rašo, kad 12-10 minučių dabar taip reikia palaikyti. Žinokit, nežinau, ar čia kažkas pašilo ar ne, bet aš per daug noriu valgyti, kad dar laukčiau. Tikrai ne karštas maistas, bet šiltas. Aš vadovaujuosi viena taisyklė. Rytas protingesnis už vakarą. Taip ir padarykim. Gerai? Iki ryt. Susitiksim. Gerom, šviežiom, naujom galvom. Labą rytą. Už lango nuostabus oras. Miegojau puikiai.
Bet vėl turėjau bebrą. Kažkur vakar įsipjovė ant to žolės, aš galvoju, kas man čia skauda. Ne gamtos garsai, o greitkelio garsai budina mane. Bet mano skrandį pabudins tortilijos. Upsi. Kur buvus, kur nebuvus, šita tortilė jau visa beveik mano skrandyje. Čia, man atrodo, yra juostuotasis plūdvaris. Ir labai įdomus dalykas, taip yra sutapę, kad šiandien lygiai prieš 2 metus aš pirmą kartą paspaudžiau fotoaparato mygtuką ir pradėjau filmuoti. Būtent prieš tos upės. Ir tada šitą upę man padovanojo didžiausią mano gyvenime upėtakį, kurį tikrai prisiminsiu visą gyvenimą. O šį kartą vos nepavyko padaryti to paties, šiek tiek mažesnis, bet irgi super gražus upėtakis. Ir aš visiškai negaliu patikėti, kur aš esu dabar, ką aš darau. Nes tada, kai pradėjau, galvojau, pabandysiu, pažiūrėsiu, gal patiks, gal ne. Ir nieko rimto, nieko tokio neįsivaizdavau, kas yra dabar. Nes jūsų jau yra beveik 27 000. Man čia yra didžiulis skaičius ir labai tiesiog, manau, kad padėkų niekad nebus per daug, labai noriu nuoširdžiai tikrai visiems padėkoti. Visų pirma už tai, kad žiūrit ir aišku, daug kas pamatė tą upėtakį, galvos, kokia čia upė, klausinės, kas čia per upė. Man nėra gaila pasakyti upės pavadinimo, bet tiesiog aš nežinau, ar iš visų tų žmonių, kurie mane žiūri, visi yra panašaus mąstymo kaip ir aš. Kurie mane remia, gauna tikslės vietas, nes aš tikiu, kad jūs prisidedami prie šito turinio esate labai panašių vertybių kaip ir aš. Ir šią žuvį saugosit, nes noriu priminti, kad jos pasimti jokių būdų negalima. Visa žvejyba vyksta tik pagavai, paleisk principu. Tai noriu dar kartą labai padėkoti jums visiems už tai, kad esat, už tai, kad žiūrit ir kad palaikot. Ir kartu su manim keliaujat. Čiau, bambalino. Nu ką, dabar kokie 3-4 km iki užtvankos. Čia tokia įdomesnė vieta, pareina srovė ir tiesiai į tą rastą. Va, man šitą upę dabar jau tikrai patinka. Kaip kimba? Nelabai? Labą rytą, ponia Ūdra. Kimba kažkas? Nutrūko ir atsisegė mano laikrodis ir gul čia. Oficialiai aš jau esu tvenkinyje. Jis nėra labai didelis, tai jį dabar reikia tiesiog perplaukti ir persinešti. Čia prie hidroelektrinės žvejojo žmogus ir pamatęs mano droną tiesiog pabėgo. Ir ne šiaip sau pabėgo, nes yra draudžiama žvejoti prie visų hidroelektrinių užtvankų ir perlaidų 250 metrų atstumu. Tokį va. Ten po to medžiu mačiau didelį šapalą. Ir jis bandė mano masalą paragauti, bet neparagavo. Čia dabar ta atkarpa kokių 500 metrų, visur labai geros vietos žvejoti ir tikrai yra šapalų, tik jie dabar, man atrodo, neaktyvus.
Girdit stirną? Ir stirnos, kai išsigąsta, pradeda lot kaip šunys. Jinai ten nuokalniai buvo ir mačiau, kai pasileido. Dabar tik supratau, kai norėjau užkast, kad pamečiau peilį kažkur. Geras peilis buvo. Žinot ką, aš jums pasakysiu vieną labai paprastą dalyką. Gyvenimas yra nuostabus. Tada, kai gali daryti, ką nori ir veikti, ką nori. Nesgi mes čia ir susirinkom, kad gyvent, o ne prabūt. 4 dienos plaukimo, 4 dienos žvejybos ir kur buvęs, kur nebuvęs, aš įplaukiu į Nemuną. Čia ir baigėsi mano kelionė. Galiu pasakyti, kad upė, kurią plaukiau, mane tikrai nustebino. Tai jeigu ir jums patiko ir bent maža dalelė keliavat kartu su manim, paspauskit patinka, prenumeruokit kanalą ir lauksiu jūsų komentarų. Tai nėra tiesiog skaičiai, tai leidžia kanalui augti ir man suprasti, ar darau kažką gerai, ar darau blogai. Ačiū, kad žiūrėjot, mėlyje geri, puikus, nuostabūs žiūrovai.